Sveiki. Sveiki visi, atvykę į Matulio virtuvėlę. Turbūt, kad jau skaičių gal ir pamečiau. 26 ar 25 ar 27, bet į tą pusę epizodas. Atėjome į kovo mėnesį turėsime svečią. Tai bus kovo pačiam gale, tai iškart galite, norite po šio video spėlioti, kas gali būti svečias 30-ame epizode. O kalbant apie šį epizodą, mus remia Matulio piniginį, eilinį sykį. Tai jeigu norite tapti Matulio virtuvėlės rėmėjais, prašom, galit man parašyti į elektroninį paštą, aprašymę jisai. Galit parašyti... Ir viskas, daugiau nėra. Galit man parašyti į Instagramą, aprašymę jisai. Galite pasiekti Instagram'e mane, bet kas tik norit. Aprašymė jisai, Discordas, nes praeitą kartą paprašiau gražiai, pareklamau, nu ir pyst, ir atėjot kažkas ir į Discordą žiūriu, ir Instagram'e pasiekė, tai nesikuklinkit, davai, kadangi pažiūriu šitus epizodus kažkur apie 3000 žmonių, tai aš prašau apie 300 followerių Instagram'e, tai realiai tik 10% iš žiūrovų, tai ateikit, pafollowinkit Instagram'e dar mane. O dabar... Tu čia nori nuo kiekvieno epizodo po 300 followerių gauti? Bent nuo šito. Papildomai 300? Tik nuo šitų. Jau. Nu gerai. Gal kontentą vyruko, ne? Gerai, biškai mažiau gali, bet smagu, 700 perkopim. Jau faina. Tai vis tiek kylam į viršų, o kalbant apie šitą virtuvėlės epizodą, tai turime saldžiasis bulves, batatas. Man atrodo, dar ne vienam epizodė nesam naudoję batatų. Turbūt, kad ne. Gal. Neatsimenu tų pačių pirmų aš. Bet turbūt, kad nesam naudoję. Ir batatos yra visiškai tolygios, vienodo dydžio. Nu bent jau... Kaip receptas ir prašo. Jo, norim atitaikyti vienodo dydžio. Tai tokią, neradom antros tokios tobulos, tai paimim tokią. Tai bus dvi skirtingos, bet bus tas pats, iš esmės, padaroma juose. Pažiūrėsim, kaip gausi žodžiu. Šiandien valgysim įdarytas bulves. Batatas. Saldžias bulves. Įdarytas saldžias bulves batatas. Kažkaip taip. Šiaip... Aš kiek žinau, lenkiškas, man atrodo, yra kažkoks specifinis patiekalas, kur įdaryta bulvė, būtent labai panašus, bet... Čia dėl to, kad tas sausės vis dar, ne? Ne, va čia ir sutapimas, aš tiesiog atsiminiau, nes mūsų gerbiamas draugas Fireflies buvo siuntęs, kad jam labai čia fainas receptas. Okay. Gerai, eikime prie to, ką mes šiandien pasiruošėm. Tai turim saldžias bulves batatas, dvi bulvytės, tiek per akis. Turime svogūnų laiškus ir krapus. Turime bacon šoniniais. Šaltai rūkytą šoninį, kurią apsikepsime, apsičirškinsime ir jo. Viską matysite eigoje. Cukrus, folija bus reikalinga bulvėm. Turim majonezo. Stopit. Turim majonezo, acto, alyvuogių aliejaus, kukurūzų, raudonas svogūna, česnakinės druskos, garstyčių, juodųjų pipirų. Aš vis dar nesuprantu, kam garstyčios bus naudojamos. Kogalmau gal teplioti. Kogalmau? Jo, įdarui. Iš esmės viskas, kas čia yra, čia bus įdarui skirta, o čia ne. Nu, jasnas, ne. Čia meinas. Labai paprastas turėtų būti receptas. Iš esmės, nuo ko turim pradėti nuo bulių, nes jos keps apie 45 minutes, 200 laipsnių temperatūroje, įvyniotos į foliją, orkaitėje. Tai kol keps, į tą laiką pasidarysim įdarą, tai gal negaiškime laiko ir nusiplaukime bulves švariu vandeniu. Alyvuogių aliejum reikia stepti dabar bulves abidvi ir tada mums bus reikalinga šakutė arba medinis pagaliukas. Nežinau, kas jums patogiau namie, bet šakutę turbūt visi turit, ne tik, kad valgot pagaliukais ar pirštais viską. Tai jo, šakutę visi turit turbūt, tai kai ištepsim alyvuogių aliejum, reikės pasidaryti kažkiek skylučių, kad kai keps karštas oras eitų iš bulvės, kad jinai taip neištištų, nesuminkštėtų, nesukristų. Nu, kad jinai liktų savo formą, kažkas tokio. Are you sure? Yeah. Sure about it? Jo. O kodėl, o kaip tu galvoji? Galvoji, aš meluoju? Ne, jo, kad jinai geriau perkeptų kaip sykis. Gal ir tas biškį įtakoja. Jasna. Gal, mes dar to nežinome. Žodžiu, tai nieko negaiškime, pasimkime šitą. Čia papildomai, tai aš nenoriu pripilti aliejus, aš dar galvoju virš ko čia tą aliejų išlakstyti ant jų. Ta prasme, tai iškart foliją įsitiesk, o paskui suvyniosis tą pačią foliją. Nu, va, gal. Nu, tarkim, čia turėtų užtekti vienai bulvei, bent mažai, tai tikrai, ant mažos viską pasitestuosim pradžiai, ne? Dedam bulvę. Imame šiek tiek, bet tik apšlakstyti, tai čia taip lengvai reikia. Ir aptrinsi.
Gal per akis netgi. Nežinau, kiek skylučių daryti, bet... Daug visą suvaryk. Visą pilnai bulvę? Nu, prisilaikyk vieną ranką ir pum, 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 pum. Gerai, tai tiesiog dar bulvę vyniojam. Aišku, kol čia tas bulvės raušiuosi, galia orkaitę būtų įsikūręs. Jo, drąsiai. Dabar va, suvyniojam pirmąją bulvytę. Atrodo, į laužą mesi. Gal nereik tai paspausti? Man irgi tas jausmas iškart. Ne, nu tai kaip tai nereik, tai į foliją tai reik suvynioti. Va, gal reikia užsikurti ant 200 laipsnių. Tegul kaista. Ir dabar į tą laiką galim pasidaryti kitą bulvę. Neįsivaizduoju, kiek tų skylučių pagal tai reikia, bet hebra, žiūrėkit savęs, jau jeigu darysit kažkas batatas, šitas saldžias bulves, tai skylutės jau pagal save. Gal tiek daug nereikia, kaip pagalvoju, nes jeigu parašyta, kad galima daryti ir medinių pagaliukų, tai medinių pagaliukų tu po vieną skylę dariau, čia iškart 4 skylės, tai nežinau. Bet kuo daugiau skylių, tuo gal geriau. Žodžiu, gal nepakenks. Matysim, kaip ten gausis. Plius reikės kepant biškį prižiūrėti, kad ta bulvė neištištų. Tai kažkaip reikės gal vis paspaudinėti kažkuo. Čia tau tai buvo parašyta, ar čia tu sugalvojai? Ta neištištų. Iš kur ištraukė šitą dabar terminą? Iš receptų. Kur čia parašyta taip recepte? Stebėkite, kad bulvė neištištų? Jo. Nepasakau. Kad nesukristumai. Tu netiki manim vėl? Ne, visiškai. Eilinį sykį parodyčiau receptą ir vėl liktumėte kvailio vietoje. Ne, nes tada kažkada, kai rodai, tai atsimenu, radau būtent klaidą. Ką tu pasakei? Įvyniokime didžiąją bulvę. Negerai. Kodėl? Plyšų. Tai pasim dar vieną lapuką folijos ryvinio. Kas čia? Biškį suplyšo. Tai dabar jos lauks, kol įkais orkaitai. O mes marinuosim. Mes dabar eisim marinuot svogūną. Jo, tai... Ne, čia optional dalykas. Jo, galit marinuot, galit nemarinuot, kaip kam, ar patinka, ar nepatinka, bet mums pusė svogūnų marinatui, pusė svogūnų eis į pačią bulvę, į įdarą. Jūs galite rinktis, kaip jūs norite daryti, bet žodžiu, mano virtuvėlėje mes marinuojam. Mes marinuojame svogūną. Esi tu marinavus kada svogūną? Jo, esu tokį patį darius. Marinatą? Jo. Tai tu dabar mintinai žinai? Taigi, kai aš apsėsta buvau tuo druska, miltai, vanduo. Čia nulupta? Ne. Dar nenulupta čia? Ne. Tai matai, kad negražus tas lukštas dar. Buvo apsėsta druska, miltai, vanduo. Taustų avokado ir ten dėdavo tos marinuotus svogūnus, tai aš paskui pasigūglinau, kaip juos pasidaryti ir dariau namie. Kurį laiką, ne? Tai kol kas vieną iš šoną pasidėk biškį. Jo, vieno mums nebereikės, o kitą reikia suspjausyti. Ne, tai reikės irgi. Nu, dabar nereikės. Reikia suspjausyti juostelėm, skiltelėm, taip, ne tiesiog. Plonai. Galim neskubėti, laiko turim. Kol orkaitį ten dar įkais ir panašiai. Bet jau ant tiek be tempo, tai žinai. Tai dabar... Tai jeigu tu žinai, kaip marinuoti, tai sakyk tada, ką daryti. Aš kiek žinau, kad bus actas. Pasim slovikiuką. Sloviks. Geras šaukštelis cukraus. Geras šaukštelis cukraus. Atsisuki karštą vandenį. Atsisukam karštą vandenį. Tai nubėgi trink. Tai atsisuk, sakei tik tais. Pusę Slovikavičiaus. Ai, čia dabar pripils? Pusė Slovikavičiaus. Išmaišai. Kokie 2 šaukšteliai acto. Tai tą patį pamato.
2 šaukšteliai acto. Jau čia... Išmaišyk. Jo. Actas supiltas. Nu ir dabar nuo šaukštelio galo paragauk, ar ne per rūgštu, ne per saldu, ar nėra, kad tiesiog vandens skonis. Ne, gal. Aš nežinau, koks turi būti skonis, bet nei saldu, nei rūgštu, toks mid. Nu, šiek tiek rūgštelis turi būti. Jaučias. Nu, tai, tai dabar porą žirnelių šito reikia pipiro, tai atsisuk tą grinderį. Ai, ir išimta, ne? Jo. Kažkur gal yra ir padėta, bet išimk iš čia. Kaip išim man su pirštais tokiais? Pasižiūrėk. 1. Kiek reikia? 3? 3, 4. 2. 3. Pohu, žinok, tas 4. 4. Įdėjau. Lauro lapą. Lauro lapas dėdasi? Pas mane recepte nebuvo. Tai nesgaidys receptas. O dabar bus ieškojimas. Lauro lapas? Jei labai mažiukai tai 2, jei didesnis tai 1. Kiek čia 3 išėmai? Nereikia tiek daug. 2 maži. Išmaišai, sumeti svogūną, išmaišai, uždarai, dedi šaldyti. Dar dėt į šaldytuvą tiesiog? Papurtyk. Čia šiaip savo tik pasakiau, dėk. Ai, nereikia? Ne, nieko neduodat. Viskas, dėt dabar į šaldytuvą, ne? Yeah. Nu tai ką, marinuojasi svogūnai jau. Įkaito orkaitį gal tavo, nu va. Jo, kaip Viskas tik. laiku. Dedam tada iš karto bulves 2 in vidų. Nusiimam laiką, 28, tai... Kiek turi kept? Kem 5, ne? Kem 5. Tai 28, tai pala 32. Tai 13 po. 13 po bus kem 5, jei minusuojam 5 bus... Kaip ką? Tai 13 po? 8 po. Kokios 8? Pas mus stipriai kep. Nesvarbu. Nu, nesvarbu. O dabar eisime prie kito etapo, jau kadangi įdėjom. Tai, nu, tai realiai visus ingredientus ruošysi, tai va svogūną jau įsėjimės, tai gal tu jį ir dasimušk? Pirmiausia, atsidėsi į šoną. Jo. Tai susipjausiu pirmiausia svogūną, o tada žiūrėsim, kiek čia ko Bet reikės. čia jau ne juostelėm spėjo, ne? Kubučiukai. Tiesiog sukaposiu, kad susidėt Nu, galėtum. kaip visada. Taip, taip. Tiesiog, kad būtų kaip susidėdžinai. Pabiruma čia visas. Tai man dabar iš esmės receptas reikalingas, kad matyčiau, kiek yra kokio kiekio. Nes tarkim, krapų tik 15 gramų reikia. Pohui tie gramai pjaustyk visas, skanu bus. Tai perdauginsim. Nu, koks, Pavyzdžiui, svogūnų laiškų, nafik mums reikia iš tik daug galvų. kaip nori. Tu norėtum visą šitą košę supjaustyti? Aš pjaustyčiau. Aik, tu. Savo. Čia man skaniausia dalis salotose būna krapai ir svogūnų laiškai. Tai iš esmės galim svogūną įsidėti jo. Į dubenėlį. Tada galime eiti prie šitų, bet čia pjaustimo daug jau nebebus. Tai sversi? Blema, norėčiau Tai pasižiūrėti. gerai, tai sveri. Įdomu dėliai, kas kiek sveria čia. Tik atskirk pirmiau. Jo, ten jie pačioj su gumytė turbūt susekti. Gerai, gal pradėsim nuo krapų. Čia gal krapų tik tiek ir tebu, žinok, kiek reikia. Dar gal mažiau. Pasversi juos? 16, reikia 15. Nu, amazing. Tai visus. O dabar galim pasisverti šituos. Kiek jų? 20. Ne ką daugiau, bet čia bus, nu, čia jau Čia bus svers. daugiau. Čia jau svers daugiau. Oi. Čia jau nereikės tiek. Kiek yra? 50. Tai jaučiu, kad tiek vat net nereikia. Pamandom pusę nuimti. 21. O nereikia šoniniais mums įkep pirmiau. Na, eik, tu taigi skepsit. Greitai, ne, tenai. 5 minutės. Ai, tai mūsų recepte šiaip turėjo būti tunas, hebra. Jo. Bet pagalvom, kad mums skaniau bus su šoninė. Nusprendėm dėl to jums šoninė. Ir nežinau, tu turėsi pasufleruoti, ar tu nori pilnai juostas kepti, ar nori... Žiūrėk, įsikepsim pilnas juostas ir tada pusę juostų susmulkinsim ir dėsim į bendrą masę, o pusę ant viršaus užbarstysim. Nu, mano tokia logika būtų, kad neprarastų traškumo. Nu, žiūrėsim, kaip čia gausis.
Aš dar galvoju, gal čia vienas iš paprastesnių receptų bus. Nu, realiai, tai čia nieko per daug nereikia mąstyti, žinai, ingredientų sumaišyti. Taip, bet pat įdomu koks skonis, nes aš asmeniškai niekada įdarytų bulvių nesu ragavęs. Aš niekada nedariu šiaip irgi, niekada kažkaip netekė. O čia kaip kažkaip pasidariau receptus ir man jis taip išpuoliai. Dar pakapo gal biškutį. Toks labiau gal, man jis išpuoliai toks labiau gal vegetariškas, veganiškas variantas, tam jis biškai. Su bekonu. Ne, su tunu buvo išpuolės. Tai ne veganiškas, tai jau majonezas jie nėra veganiškas produktas. Tai vegetariškas. Tai tada taip. Buvo išpuolės labiau. Taip, aš manau, skanu ir su tuo tunu, bet, pavyzdžiui, žinant tavo skonį, aš manau, kad tau tikrai su bekonu labiau turėtų patikti nei su tunu. Man tai dar kaip man, aš tuną mėgstu. Tiesa. Nu, man tunas čia nėra kažkoks tai peilis, bet kad su šoninė man bus skaniau, tai 100%. Nu, čia smulkiai bus tikrai. Ne, nu tai jau kaip visada prasideda nesąmonys. Tie svogūnai kažkaip paitrė veikia. Kas darytų? Kai ūkininkas. Gerai, bet čia jau susipjaustym bent tiek. Žiūrim dabar, kiek dėsis kukurūzų. Kukurūzų ėmėm patį mažiausią, tik 105 gramų, bet ir tai tikrai nereikės. Reikia tik 100 gramų. Beveik reikia, žodžiu, viso. 105 Bet viso nevaryk. Būna dažnai mes padauginam, kur ten pagal receptą, bet kukurūzų nepadauginti. Jie turi labai specifinį skonį. Nu, žuvų maistas. Aš tai ką tu čia su tas karbonkė dabar sveria? Skarbonkė PM sveria. Tai reikia, kad 100 čia liktų. Tai sulčių nepilk, šaukštų imk. Fu. Ką žinau? Ką žinau? Tos sultys nėra, kad ten labai neskanu. Labai neskanu. Viskas užtenka. Nu, tai tik 5 dėjom. Nu, tai reikia daugiau, tu nori pasakyti, pažiūrėk čia ir taip kiek daug. Nu, gerai. Man tai nemaišu. Tai galėsi su savo ant viršaus susidėti. Gerai. Kukurūzas sudėtas. Tai jau, tai prieskonių tai išeps. Pagal skonį. O garstyčių 5 gramus. Nu, jei žiupsniu, tai iš esmės viskas. Eik tu. Nu, manau, kad jau čia bus... Ne, bus viskas gerai. Taigi čia maišytas su česnako granulėm, čia nėra vien druska. Tada mažai šaukštelį imam garstyčių. Ir didelį šaukštą majonezą. Ir kiek čia gausis, neįsivaizduoju. Skanu turėtų būti. Čia iš tikrųjų, tai net ir su tunu, ir su šoninė čia būtų skanu. Suvarai čia, žinai, tuną, o ant viršaus šoninė. Tik taip paprastai. Ką, žinau, galėjom imti to tuną. Ką? Galėjom imti ir tą tuną. Nu, tai gal paprastai visur, kur būna tavo Jo, dabar eisim prie šoniniais, tai gal greitai aš čia susimetu daiktus. Ir einam. Jo, bet aš galiu ir kalbėti, kol aš dedu daiktus. Gali. O ką kalbėsi? Nu, ar paspaudėte jau subscribe? Ar jau subscribinat šitą kanalą? Nes visgi kažkaip iki tų 11 000 tai einam. Velkamės, neeinam. Nenueinam, šliaužiam, blėt, tai va grindim. Kaip atrodo, lyg aš be kojų eičiau iki jų. Na. Tai va. Tai gal pradėkim eiti. Ką? Prisiūkit man kojas. Jo, jau reiktų kažkaip pasistumėti į priekį ir pasiekti tą 11. O tada eit link 12. No, tada link 13. 13 tavo skaičius bus faina, galėsim kažką sugalvoti, gal special, kai 13 pasieks. Neprisišnekam. Ko neprisišnekam? Kad sugalvosim kažką. Ne, bet sakau, gal būtų faina kažką sugalvoti, nes 13 yra matulio skaičius, kas nežinau. Ne, dabar tikslas, dabar yra 11 tikslas. Nu, taip jau. Mažai žingsneliais. Jau man 11 atrodys kinda big. Tipo 10 man jau buvo tas big, bet kažkaip mano 10 iki 11 tarpas tas, tipo... Kažkokį prasimušimą duoda, ne? Kad atrodo 11, ble, žiauriai daug, o 10 buvo kurį laiką. O 10 daug, bet 11 ir šiaip, daug. Ir iš tikrųjų, tai 11 štukų jau žymi, kad jau tu žinai tą kitą 10 jau čia perlipa jau. Nu, jo. Faina. Tai gal biškai pahelpinkit, broliui, klausykit. Jo, galėtų iš tikrųjų, netgi dabar, žinot ką, čia užmetu, kiek jūsų žiūrinčių manęs net nesubscribina procentaliai, aš dabar pats net neįsivaizduoju, labai seniai įsitikinęs. Įsivaizduokim, kad daug tai...
Labai tikrinu seniai šitą statistiką. Šitie kurva jūsų nesubina. Biliat, jūs klausykit. Ką jūs Orumo ir garbės turėkit. Iš viso. Šitiek žmogus. Dikaduoniai, jo. Žiūrite. Pašalpiniai. Spaus laiką. Sutra. Ne, jau ką, nesišveiks. Ne, jūs nepurvini gal, bet. Nu, Bet kad savigarbos neturi, tai tikrai. Nu. Bet jei paspausit, tai atgausit savigarbą. Iš karto. Ir šitą prasme pradės neatsektis. No. Kaip mokyklos laikais būdavo persiu šitą 5 draugam Ne, bet žinau, ir išlaikys egzaminus. Paspausk laiką, paspausk subscribe ir karočią karmos.kai. Pavasaris geriausias. Aš šitą žinau, ko aš ir kaip pasubinau tavo kanalą, iš karto man apie tai sektis pradėjau, taip visur, visuose gyvenimo aspektuose. Tiesiog. Kur nesisekė? Visur nesisekė karočią ir dabar ant tiek sekasi, kaip pasubinau. Visur, ne? Visur. Bomba. Gerai, eisim prie šožiniai. Gerai, mums reikės keptuvės. Ir viskas, ir šoninės. Čia pavaizduota, kad va čia atlupimas. Kam vaizduoti, jeigu nėra net kur piršto užkišti? Bet čia tai ta prasme, jie konkrečiai, kad išvaryti iš kantrybės, visi packagingai taip daro. Ne visi, kiti tai būna iš tikrųjų. Dauguma, nu aš nesutikus dar nei vieno, kad neapnistų mane. Bet žiūrėk, gal ir atidarysiu. Gerai, atsiprašom, bio vėlų joks man. Ir kaip lengvai atsidarė. Dedam, kept. Taip, toliau biškai reikėjo daugiau vietos pasilikti kitiem. Tai čia visi ar dabar taip netilps. Tai aš suprantu, bet ir jeigu per mažai sudėsi svils keptuvį. Datė vienas po telpą? Ne, jau, palauk, paskui 4 sudėsi. Jau čia verst? Taip, už 15 sekundžių. Kvepia, ne? Na, bet tai iš esmės ką čia įsikepam taip šoninė? Jo, ir eisim paskui pusę pasipjaustyt. Ne, visą susipjaustysim, bet pusę sudėsim į masę, tą mišrainiukę savo, o pusę pasiliksim, aš taip galvoju, apsivaryti ant viršaus. Aš manau, taip skaniau būtų. Davai. Ir jeigu jau nuspręsi duoti man vieną bulvę, tai mano bulvės biškai sūrio užbarstysim, nes man skanu. Įsilydys pats? Jo, nuo karščių. Ten, ta prasme, labai nedaug, vos. Gerai. Šauninka. Turim šauninę. Ai, jinai labai traški tokia pasidaro. Taip. Kaip keptas svogūnas. Nu, kažkas panašaus. Ne? Man, žinai, kas įdomu, kaip svogūnai laikosi. Jie turėtų spalvą būt biškai pakeitę. Ai, tiem, kur marinuojas? Aha. Tai jau jie, ar taip jau jie tuoj ateis. Tai sužinosim. Nu jo. Nes jau mes finišo tiesioju. Bulvėsgi tuoj iškeps. Nu, bandysim assemblint. Bus įdomu, kaip ten reikės atsidaryti darės. Tai dabar pusę į tas salotas nori sudėti? Nu, aš taip galvoju, nežinau, kaip tu galvoji, ar tu visą nori sudėti? Ar tu nori Aš tai galvoju, aš tai šis gal tik apibarstu. Nu gerai, man tai pohui. A ne? Nu. Galvoju, gal tik apibarstysim. Gerai. Pasiliekam čia apsibarstymui. Nu, kiek tau liko keptų bulių? Nu tai reikia pažiūrėti. Nu, pažiūrėk. Spėk. 3. 3. Tai susimatom, kai iškeps bulvės. Jo, palaukim ir kol atvės. Tai už kokių 10 minučių sutiksim nu dabar. Jo, palaukit 10 minučių gerai, biškai niekur neišeikit 10 minučių. Jo, karočią mes dar paliekam vidosas, dabar gros tiesiog daina 10 minučių ir susitiksim už 10 minučių. Jo, pabūkit biškai. Jo. Nekantrauji jau? Ne, bet labai karštos. Jau čia ir taip vėsti 10 minučių toj folijoje, bet žiūrėkit, kaip garuoja dar jos. Ko gero, kad teks dar palaukti, kad atvėstų daugiau. Ne? O biškai spustelk, jos paminkštėjo. Atrodo tokia patikėta, ne vis dar? Nu. Kietutukės jos. Šitą tai žiauriai kieta. Te kept vyrukas. Greitai, kaisk. Net girdis, kaip iš žalio bulvę atrodo. Tai kiek, kažin, dar kepsim? Nežinau, ilgai jaučiu. Nu, tai susitikim. Bet tai gal čia tik šitą didelį bulvį? Nu, tai jau nurenk ir tą kitą, bet dėsim kept vis tiek. Be folijos kepam? Jo. Šiaip visus receptus, kur aš radau, pavyzdžiui, man dabar nežinau, kodėl, aišku, telai klausosi, ką veikiam, va dabar kiek tik tokia per traukėlę įlindau, belė kiek metą receptų iš tų bulvių ir visi kepa be folijos. Nu, bet šitą visai simpatiška. Bet vis tiek dar biškai reikia, dar ne tokia minkšta. Tai ta prasme akmeninį. Šitą akmeninį žiauriai. Dėkė. Fucking hell. Nu ką, pakėpiai dar kurį laiką ir jau kaip ir biškiau geriau, gal geresnė situacija biškiau gal ir iškėpiai. Tikėkim. Bent jau suminkštėjau, tai tikrai. O ar pavyks dabar kažkaip čia viską inkomponuot, matysim. Tai tiesiog prapjaunu išilgai
Tai tik ne visiškai iki krašto, jo. Keistelk. Aš jau ją visiškai praskėdinau. O tai tu netrinsi? Ne. Daryk kaip išmanai. Nu, aš tai galvoju, tiesiog jau dabar šitos va... Nu ir kaip tu valgysi? Ta prasme, kaip? Nu tai koks skonis bus tiesiog? Pjausiu. Ką čia daryk? Didelė tai tau palieku, galėsi, tu galėsi pasakyti kaip. Gal tau ją prapjauti ir sūrio primės dabar jau ją? Ne. Nedara? Daryk tu savo, ką darai. Pirmą šoninę. Gerai, tyliu, karočiui. Daryk, ką darai. Sako, tyliu, o tada... Tyliu. Daryk tą savo bezabrazį. Jokia čia bezabrazija. Bus viskas čia perfekto. Ir va toks va receptas. Bet užtrunka, žiūrėk, jau filmuojam skaityk 2 valandas. Nežinau, kur jau. Aš, pavyzdžiui, aš tai va prisidėjau šoniniais, kad būtų man ir ant dugno, ir ant viršaus. Man paliksi dar. Šoniniais? Tai viskas, kas dabar čia atliko ir ką matai, tai čia viskas bus tau. Jaučiu padarom katą ir su mano padaryta jau. Sakai? Davai, bet aš prie to iš tikrųjų nesiartinu. Tu pasidaryk pati ir va abidvi bus taip. Tai tu ir negausi artintis prie jos. Gerai. Dabar taip. Aš tikiu, kad pas jį gal atrodo gražiau. Nu, primena, sraigytė, žodžiu. Bet pas mane bus 100% skaniau, nes pas mane viskas sumaišyta, inkorporuota, ingredientai, kandi, kasniai ir iškart jauti skonį, o pas tai tiesiog guzą bulvės valgysit. Ir čia yra marinuoti svogūnai. Kaip matot, nei spalvą pakeitę, nei ką, čia jau nei skonio nebus pakeitę. Tai jei kažkas darysit ir būtent su marinuotais svogūnais, tai rekomenduoju bent iš vakarų pasidaryti. Arba ryte, tarkim, jei vakarą gaminsit. Galiu sakyti? Tai dabar komentaruose prabalsuokit. Kas atrodo geriau? Ar vėmalų kratinys, ar įdaryta bulvė? Ar praskeista sraigytė, ta prasme, kur tiesiog visi kraštai čia tiesiog nieks neinkorporuota, čia bulvė bus, bulvės skonis ir viskas. Ar normalus patiekalas sumaišytas? Nu tai kas tą savo bulvę? O aš vat ir paragausiu. Nu, tu ir paragau. Čia va taip įsidedi, prasipjauni. Ir kandi realiai tik bulvę. Ir viduje yra visko, ir šoniniais, ir visko, ir salotyčių. Už jūs. Kur yra paukų tam mišrainiai? Aš tą patį, aš pirmai kol dariausi, paragavau šaukštelį tos mišrainės, ta prasme, be bulvės galit valyti, nu belia kaip skanu, kaip mišrainė. Su šoninė tik tais. Net nereiktų šoninės, tiesiog, va ta mišrainytė žiauriai gera. Gal net kaip užtepukas, jaučiu, būtų gerai, kok žinai. Gal. Tai tu nors kasnį mano paragauk, kiek skaniau. Nejaukau. Neįmanoma jaučiu prilyg maniškiam. Žiauriai skanu. Nes persipina bulvės saldumas su krapų tuo gaivumu, nu, krapais vadinu mišrainė, gaivumu tuo ir šoniai traškumas. Ir sūrumas. Sūrumas jūs tiem. Wow. Amazing. Amazing, 10 iš 10. Nuoširdžiai siūlau ir rekomenduoju pasidaryti, hebra. Ir šiaip jo, pasimkit savo kūrybinę laisvę, pridėkit beleką, kas jums skanu. Jo, galit beleku. Eitų. Gaminsi dar kartą? Tos salotos taip įdėt. Žiauriai, aš tai tų salotų norėsiu kitam Hands kartą. down, žiaurių. Žiauriumi. Lauky, žiaurių salotas. No cap. No cap. Bet čia, wow. The real shit. The real salad, man. Wow. Baigiam tą cringe'ą. Surimtėkim. Tad jeigu sužiūrėjote iki čia, mėly žiūrovai, ir pradžioj neprasukot ir išklausyt, kad reikia pasubscribinti šį kanalą. Nes, nu dafiga jūsų nesubina. Jo, galiu paklaust. Alio, galiu paklaust. Kiek vertini? Kas čia nebe virtuvėlė? 10 iš 10 sakiau jau. Nesakei. Dabar atsukam tą vietą, kur sakiau. Štai. Amazing 10 iš 10. Jeigu nesakei, tai uždėk asilausis ant savęs, gerai? Gerai. Ačiū. O jeigu sakiau, tai galiu uždėti tau nuotrauką ir uždėti tas lausis. Aha, gali. Tai pasubscribinam, nepamirštam paspaust laiko, pakomentuoti to, ką prašiau pradžioje ir to, ką prašiau pabaigoj. Nesmėjau, ko prašiau pradžioje, bet jūs žiūrit ir jūs ir atsimenat. Nu tai žodžiu. Jūs žiūrit jūsų reikalas. Jo, jūs komentuokit, laikinkit, parodykit močiutei, mamai, tėčiui, pusseserei.
pusbroliui, kam tik norit. Mokytojai. Jo, vaikams savo, jeigu tokių turit. Tai jaučiu, kad turit, aišku. Tai rodykit visiems, subscribinkit ir ateikit pas mane ir į gyvas transliacijas. Tai viskas, ačiū ir iki. Ant keturių vėžlys ropoja, ant keturių saugų